Taigi sveiki, mano mažieji moksliukai. Ir šiandien mes mokysimės Pitagoro teoremą. Tuoj duokite, aš užrašysiu. Pitagoro teorema. Gerai, tai iš pradžių, kas yra Pitagoro teorema? Tai mes Pitagoro teoremą naudojam, kai bandom surasti A, B arba C kraštinės. Ir svarbiausias dalykas, kada reikia taikyti Pitagoro teoremą. Tai reikia taikyti Pitagoro teoremą, kai mes turim statinį trikampį, kai viena jo kraštinė turi 9 laipsnių. Jeigu jisai turi 9 laipsnių, normaliai, galime skaičiuoti Pitagoro teoremą. Rašome taip. Čia yra įžambinė, čia yra projekcija, o čia yra statinė. Ar panašiai, kažkas tokio lygtis, kaip aš prisimenu. Tai čia rašom A, čia rašom B, čia rašom C. Ir vat jeigu mes norim rasti C, mes norim rasti C, mes rašom C kvadratu lygu A kvadratu plus B kvadratu. Čia vat yra pagrindinė Pitagoro teoremos taisyklė, va čia yra Pitagoras. Va čia yra pats Pitagoras, kurva. Ir vat gerai, jūs dabar manęs galbūt paklausit. O, nuostabusis mokytojau, kaip aš turėčiau surasti B raidę? Tai paklausyk manęs, šuniuk. Banas. Žiūrėk, jeigu norim rasti B kvadratu, visą laiką reikia rašyti kvadratu ir po to, jeigu mes gaudam, gerai, po to pakaročiu paaiškinsiu. Mes visą laiką rašom kvadratu Pitagoro teoremą. Tai jeigu mes norim rasti B, mes rašom B lygų ir kaip jūs manot, gerai, kaip jūs spręstum? O, aš parašysiu A kvadratu plus C kvadratu. O, aš toks protingas. Nichuja, blėt, neprotingas, suka. Нахуй тут Ватя, курва. Tau reikia įžambinę, nes jinai didžiausia yra. Įžambinė kvadratu minus statinė kvadratu. Blėt. Minus apatinė nahui kvadratu. Ir mes taip gaunam B. Kurva. B gaunam. Taigi, tuo ištrinsiu šitą šūdą ir važiuosim toliau. Gerai. Dar svarbus momentas. Pitagoro teoremą naudojam, kai yra tik tai statinis trikampis, status trikampis. Jeigu jūs pamatysit va tokį trikampį, arba Bibi žino kokį ten dar trikampį, va tokį nahui, kažkokį va tokį kurvą, va tokį, va čia iš vis pizda. Jums nereikia Pitagoro teoremos, jūs naudosite, gerai, tarkim šitam jūs naudosite visai kitas taisyklės ir čia tikrai ne Pitagoro teorema. Pitagoras nemirė dėl to, kad jūs skaičiuotumėt visus trikampius su ta įbana Pitagoro teorema. Taigi mes čia turime lygią šonį trikampį, lygią šonį. Ir tas trikampis yra ypatingas tuo, nes visos jo kraštinės yra lygios. Visos kraštinės yra lygios. Ir nieko sau, čia visos A. Tai no shit, nahui. Tu tiesiog suskaičiuoji vieną kraštinę ir jeigu tau duoda vieną kraštinę, pavyzdžiui, tau duoda va šitą kraštinę 15, ne? Ir tau va tokius brūkšniukus padaro, ne? Kaip manai, kad tie brūkšniukai reiškia? Čia truputį, susipjaustė. Suka, tu susipjausti šalavo, tu įbana. Čia yra nahui. Tai reiškia, jeigu čia 15, reiškia ir čia 15, reiškia ir čia 15. Taip pat analogiškai su šituo. Jeigu čia parašyta, kad čia 15 ir va čia vienas, o čia antras, o čia va dar taip gali būti. Ne? Tai reiškia čia 15. Ir va čia dar turim. Ne? Nieko savo. Kas čia yra? Čia 2 įsipjovimai. Bet tie 2 įsipjovimai reiškia, kad čia visai kitokia huinė negu čia. Jisai negali čia būti 15. Nichuja. Kai mano mėlėjai, važiuojame toliau. Ką čia dar galiu jūs pamokyti? Karočiui, jeigu dar turim šaknį, tarkim mes gaunam atsakymą su šaknim, ten, A kvadratu plus B kvadratu ir atsakymą mes gaunam, tarkim, šaknis 50. Kažkaip debiliškai aš čia parašiau. 50, šaknis 50.
Nu, čia kaip ir gerai, blėt, nu čia visai neblogai, bet būtų gerai, jeigu tu supaprastintum. Vat, kad man gyvenimas lengvesnis būtų, tu galėtum supaprastint. Vat paimt 50, šaknis 50, paimt ir supaprastint. Tai yra 5 šaknis 2. O kodėl aš turiu tai supaprastint? Atsakymas teisingas. Nu kaip matai, blėt, ne visi suka. Taiso tos atsakymus nahui taip pat. Vienas mokytojas gali pasakyti, oi, koks tu šaunuolis, oi, tu ten 10 gausi, aš tu nučiulpsiu. Oi, blėt, Aš negaliu taip sakyti. Nu, bet vis tiek, blėt. O kitas mokytojas sako, suka. nahui, ką tu čia sprendi? Koks 50 suka? Ne veltui tu nahui tavo tėvas išėjo, kurva. Vat, ne. Vieni mokytojai va taip priima, kiti mokytojai priima tik taip. Svarbiausia visą laiką, visais atvejais supaprastina. Blėt. Ir pagrindiniai dalykai, kokios būna dažniausiai klaidos tarp mokinių, nu kaip mokiniai, nu va tie, kurie brat Pitagoro tos Ibanos teoremos nemoka, įskaitant mane kartais, vat jie debilai kuruoja. Taip, dažniausias klaidos, kai taikoma yra ne statiniam trikampiui. Kaip ir sakiau, vat prieš tai, netaiko statiniam trikampiui ir sako, o zajebys, blėt, aš va taip padarysiu. Nu tai aš gerai, tu va taip padaryk, aš tave nahui. Iš kabineto kurva išvysiu ir tu, blėt, bliausi ten nahui kažkur koridoriui. Tai va, visą laiką Pitagoro teorema myli statinės. Nes jisai stovi, kaip ir pas mane dabar. Antra klaida, kurią daro, tai yra supainiojami statiniai su įžambinė. Taip, irgi dažnai būna, kad pavyzdžiui, mokinys gauna tokį trikampį, va tokį trikampį gauna. Nu, vat ir va čia parašyta 10, čia parašyta 9, vat ir mums reikia rasti A. Mums reikia rasti A, tai A kvadratu, jie parašo, blėt, kartais nahui suka, o 10 kvadratų, jeigu jau ten, blėt, reikia A kvadratu plus B kvadratu lygu C kvadratu, tai, blėt, nu tai ahulį neparašyt to pliuso. Ir tada 9 kvadratu. Nu, bet ir nichuja, taip neveikia gyvenimas, tu turi minusuot, nes šitas yra mažesnis už šitą. Ir tu, vat, kad šitą gaut, tu turi šitą minusuot iš šito. Tai va taip padarom, minus 9 kvadratu ir kiek mes gaunam? 19. Ir tas 19 yra dar kvadratu, blėt. 19 yra kvadratų. Prastai gaunam tiesiog va tiek. Ir viskas. Ir pokui. Jeigu jau skaičius po kablelio eina hujovas, reiškia, tai jau, blėt, nebe mūsų problema ir mes galim tiesiog rašyti šaknis 19. Už tai mūsų niekas nenubaus, blėt, niekas suka... Nu, nepis proto tiesiog. Ir viskas, ramu. Jasna? Jasna. Važiuojam toliau. Sekanti taisyklė, kurią kartais, nu, pamiršta, tai pamirštama šaknis. Vat kaip aš ir dabar čia sakiau, tu pamiršti šaknį ir mokytojas sako, ahuli tu neklausai pamokoje. Nu, nes aš žaidžiau su telefonu. Nu, tai reik, Čia mokasi mano klasė. Va, tarkim. Va, tu gauni, va, pavyzdžiui, C lygu 10. Blėt, nu gerai. Tarkim, čia jau nebe C, tas 10-tukas. O 10-tukas yra A. 10-tukas yra A ir čia yra 10, ane? Nu va čia yra 10. Ir tu rašai C kvadratu lygu 10 kvadratu plus 9 kvadratu. Ir ką mes tada gauname nahui? Nu paskaičiuok, pasakyk man atsakymą. Blet, tu iš vis klausai, ką aš sakau, blet. Ai, gerai, bibis su tavim, nahui. Mes gaunam 108,1. 108,1 gaunam. Ane? Ir vat mokinys, blėt, su rimtu į balų rašo ATS 108,1 nahui. Pagalvokit, kokia, blėt,
mokytoja jį bala, kai jinai pamato nahui. O, čia 10 gavo, čia 9. O čia Kurva 108 nahui. Oi, blėt, vahuje tiesiog būčiau, kur jeigu man tokį šūdą parašytų. Ir nepatikrinama, ar C didžiausias. Nu, čia analogiškai. Tiesiog pamiršti, kad C didžiausias, jie rašo, kad A didžiausias ir taip toliau. Nu, šiaip visai būna. Svarbiausia mokėt formulės, svarbiausia mokėt formulės pritaikyt ir svarbiausia nepamest galvos. Kaip kartais žmonės daro, vat mes juos pizdinam už tai. Na, o jums aš linkiu gerų pitagorinių nuotykių ir tikiuosi, kad jūsų teorema jūsų nenuvils.